Labas rytas, suraitytas. Šiandieną jau pirmadieniukas, nauja savaitės pradžia. Dar šiandieną antra Velykų diena, bet man jau šventės baigėsi, žinokit. Tai jau aš grįžtu šiandieną į savo režimą, savo rutiną. Gersiu skaiduliukės dabar. Kaip visada, šiandieną mano vėlyvi tokie pusryčiai, niekur nereikia skubėti lėkti, tai vėliau atsikėlėme, patinginiavome, o dabar išgersiu skaiduliukės ir eisiu pusryčiauti. Tai kaip ir sakiau, šiandieną po savaitgaliuko pasisversiu ir pažiūrėsime, kiek priaugau svorio. Nes šeštadienį, sekmadienį neskaičiavau kalorijų, leidau savo daugiau suvalgyti kaloringesnio maisto, buvo ir saldumynų. Tai buvo aišku viršytas tas mano kalorijų deficitas, tikrai labai daug buvo kalorijų suvalgyta, nors ir neskaičiavau, bet žinau. Tai šiandieną ryte pasisvėriau ir kaip matote, plus beveik 2 kilogramai, kilogramas 800 gramų. Tai aišku, aš net nenustebusi buvau, kai užlipau ant svarstyklių ir pamačiau tokius skaičiukus, nes aš to ir tikėjausi, kad taip ir bus. Nes valgiau daug maisto, kaloringo maisto ir nebuvo kalorijų deficito, buvo viršytos kalorijos, kalorijų norma. Tai nieko nuostabaus. Bet aišku, kiti ten po tų švenčių griebėsi ten visokiausių tų drastiškų veiksmų, ten nevalgo, badauja, mažai valgo, ten visokių detoksų griebėsi. Aš nieko, žinokit, nedarysiu. Detoksas tai yra normali subalansuota mityba, subalansuotas maistas. Ir viskas, ir nereikia tų detoksų kažkokių ten arbatėlių ar dar kažko ten. Detoksas yra, kai valgom subalansuotą maistą, normalų maistą. Tai va, tai aš tik tai grįžtu šiandieną į savo jau kalorijų deficitą, pradėsiu skaičiuoti kalorijas. Šiandieną taipogi jau ir sporto diena, tai sportuoti neišeis man išvažiuoti į džymą, nes mažylis namuose, nes nedarbo diena. Tai pasportuosiu namuose. Tai va, tai subalansuotai maitinsiuosi ir tiek. Aišku, tik tai šią savaitę jau stengsiuosi nevalgyti jokių saldumynų, jau išsilaikyti be saldumynų, be jokių ten skanumynų ir be jokių nuklydimų. Tai va, nes iš tikrųjų po tokio maisto, nesąmonių visokių, tai va ir veido oda jau matosi, jau ir spuogų prikilo. Iš karto ant veido odos matosi, koks maistas buvo valgytas. Taipogi ir tokia patinusi dar jaučiuosi. Ir šią naktį iš tikrųjų net košmarus sapnavau, tokias nesąmonės sapnavau, prabudinėjau. Tai manau, kad čia kaltas tas maistas, maisto kiekis, visokių nesąmonių buvo privalgyta. Nu, bet nieko, leidau savo, žinojau, ko tikėtis ir grįžtu tiesiog į savo rutiną, režimą ir viskas. Ir tas svoris, pavyzdžiui, dabar mano yra pakilęs beveik 2 kilogramai, ne? Bet tai nereiškia, kad tai užaugo riebalai. Tai tiesiog susikaupę skysčiai kūne nuo per daug angliavandenių, per daug maisto, per daug to perdirbto maisto, galbūt sūresnis tas maistas buvo. Tai va, tai per keletą dienų tie skysčiai, tas svoris grįš į savo vietas ir tikrai nereikia dėl to pergyventi. Vis tiek šventės jos nebūna kiekvieną savaitgalį. Na bent jau pas mane, aišku, gal pas jūs būna ten gimtadieniai kažkokie dar susitikimai, pas mane nebūna tų švenčių kiekvieną savaitgalį, tai aš savo leidau šitą savaitgalį pašvęsti, daugiau suvalgyti to maisto, o dabar jau grįžtu į savo rutiną. Tai manau, kad dabar sversiuosi kiekvieną dieną, parodysiu savo
tuos rezultatus ir kaip keičiasi svarstyklėse skaičiukai kiekvieną dieną ir kaip grįšiu vėl atgal į tą savo buvusį svorį. Aišku, dabar dar ir metu svorį, tai pamatysite, kai per keletą dienų susitvarkys tas skaičiukas ant svarstyklių, tai sversimės kiekvieną rytą dabar. Išgeriu skaiduliukės ir einu pusryčiauti, tai pusrytukams mano kaip visada kiaušinukai bus, viskas tas pats, ta pati rutina, tie patys pusryčiai. Ruošiuosi jau eit sportuoti, tai dabar darausi savo gėrimuką. Prieš sportą aš nieko nevalgau, nes aš stengiuosi sportuoti po pusryčių praėjus 1,5 valandos, 2 valandoms, tai dėl to aš nevalgau nieko. Tai darausi savo gėrimuką su kretinu. Kretinas ne vien tik tai sportininkų gėrimas, dabar rekomenduoja jau gerti visiems, nebūtinai sportuojantiems, ypač moterims rekomenduojama gerti, kurios perimenopauzės laikotarpyje, menopauzės laikotarpyje, taip sumažina tos simptomus, taipogi raumenims svarbu, smegenų funkcijai, smegenų rūkui labai naudinga. Tikrai rekomenduoju gerti ir sakau, nebūtinai, jeigu nesportuojate, irgi galite gerti. Tada elektrolitus dedu. Elektrolitai atstato skysčių balansą, mineralus, nes kai sportuojame, daugiau judame, išprakaituojame viską. Taipogi raumenims, raumenų atsistatymui, augimui. Tai aš, pavyzdžiui, sportuoju ne vien dėl to, kad čia noriu numesti to svorio. Man sportas yra viskas, man sportas labai patinka, aš myliu sportą, dievinu, mano kaip hobis, užsiėmimas. Sportuoju aš nuo 11 metų, sportuoju ir dėl sveikatos, nes man labai svarbu, kaip aš jaučiuosi, noriu būti sveika, stipri. O ypač tai senatvėje noriu būti sveika babulytė, turėti raumenų, nes raumenys mums nyksta nuo 30 metų, tai labai svarbu išlaikyti tuos raumenis, auginti tuos raumenis, nes raumenys laiko mūsų visą skeletoną ir kaulus ir norime, kad kaulai nelūžtų mums senatvėje, kad sugytų greičiau. Tai tikrai labai svarbu sportuoti, aišku, ir dėl emocinės, psichologinės būsenos, juk sportas mums toks yra atsipalaidavimo būdas ir nuotaikos pakėlimas. Tikrai geriau jaučiamės mes pasportavę, psichologiškai, emociškai ir dėl sveikatos atžvilgio taipogi. Tai va, tai iš tikrųjų norėčiau paskatinti visus sportuoti ir nesvarbu, kiek jums yra metų, niekada nėra per vėlu sportuoti, nėra amžiaus ribos, nuo kurios jau negalima sportuoti. Tikrai, aš, pavyzdžiui, kai einu į džymą, aš pamatau vyresnio amžiaus moteris ateinančias sportuoti, ir vyrus, bet daugiau, aišku, vis tiek žiūri į moteris. Tai žinokit, mano širdis džiaugiasi iš tikrųjų, kai ateina vyresnio amžiaus moterys, sportuoja, kilnoja tuos svorius. Tai labai labai faina ir džiugu ir norėtųsi, kad daugiau ateitų tų moterų vyresnio amžiaus sportuoti. Ir aišku, reiktų pradėti sportuoti ir nuo pat jaunystės, jau nelaukti ten to vyresnio amžiaus, jau pradėti nuo pat jaunystės sportuoti, būti aktyviems ir gerinti savo savijautą, auginti raumenis, išlaikyti tuos raumenis. Aišku, ten dažniausiai moterys labai bijo sportuoti ten su tais svoriais, tuos svorius kilnoti, nes galvoja, kad čia pasidarys raumeningos, didelės. Tikrai taip nėra, žinokit, užsiauginti tuos raumenis reikia labai daug laiko, reikia geros ir mitybos, reikia disciplinos, režimo ir ne 1 metų užsiauginti ten tuos didelius raumenis.
Tai va, tai ten per mėnesį, per 2 mėnesius, per metus neužauga ten tokie dideli raumenys, tikrai nebūsite tokios raumeningos ten, kaip įsivaizduojate, kad galite pavirsti, tikrai nežinokite. Tai tikrai skatinu visas pradėti sportuoti, kad ir namuose, užtenka ir namuose pradėti sportuoti su tais svoriais. Aišku, pirmiausia, jeigu nesportavote, tai pradėti su savo kūno svoriu, sportuoti su gumomis, po to jau pradėti su svarelį. Aplamai aš galvoju, kad labai svarbu save mylėti, rūpinti savimi, prisižiūrėti, stengtis tą mitybą subalansuoti, sportuoti, nes vis tiek mes visos moterys norime jaustis gerai, būti sveikos, ilgai gyventi, būti gražios, kad būtų graži oda ir plaukai, ir kad figūra būtų graži. Ir manau, kad reikia stengtis ir daryti viską ir neapsileisti ir daryti dėl savęs, o ne dėl kitų. Ir niekas, žinokit, mumis nepasirūpins, kaip tik tai mes pačios savimi. Ir, pavyzdžiui, nieko nedarant, nieko nekeičiant, niekas ir nepasikeis. Tai reikia nieko nelaukti, daryti, keisti ir siekti savo tikslo, numesti to svorio, rūpinti savo sveikata, savo išvaizdą. Tai va, damutės, tokia šiandienos motyvacija. Jeigu dar nepradėjote kažko tai keisti, daryti, tai nieko nelaukite, pradėkite nuo šiandieną. Kuo anksčiau pradėsite, tuo arčiau būsite tikslo. Tai va, o aš einu jau sportuoti, užsiplepėjau. Pietums kepsiu vištienos krūtinėlės gabaliukus karšto oro gruzdintuvėje. Išsivirsiu ryžių, salotų pasidarysiu, salotos, agurkas, pomidoras, alyvuogių aliejus ant salotų ir tokie bus pietukai. Laikas užkandukui, tai pasidarysiu jogurtą su kiviu, su braškėmis, dėsiu riešutų sviesto miltelių ir šiek tiek dėl saldumo sirupo. Vakarieniai pasidarysiu salotų su tunu. Tuną visada pirkau savo sultyse, ne su aliejum. Agurką dėsiu, pomidorą, 2 kiaušinius išsivirsiu ir šiek tiek alyvuogių aliejaus. Tai laikas jau pasidalinti, kaip čia šiandieną man sekėsi. Tai iš tikrųjų buvo taip gera grįžti į tą savo mitybą subalansuotą, tą savo maistą vėl valgyti, kokį valgiau prieš tai. Atrodo, tos šventės smagu, skanu ten valgyti visokias tas nesąmonės, skanumynus visokius, bet po to, kaip jautiesi, tai nelabai taip smagu būna, iš tikrųjų tokia įsipūtusi ir užtinusi ir veido oda pasikeičia nuo tokio nesąmoningo to maisto. Man tai iš karto ant veido odos atsiranda bėrimai nuo visokių nesąmonių, patinimai. Tai jau šiandieną grįžau į savo mitybą subalansuotą. Tai visai gerai praėjo dienelė, jau dabar netgi tokia lengvesnė jaučiuosi, nebeišsipūtusi, kaip jaučiausi ryte. Tai šiandieną net neviršinau savo kaloražo, surinkau 1723 kalorijas, angliavandenių 120 gramų, riebalų 65 gramus, baltymų netgi 166 gramus. Tai labai puikiai, viskas gerai praėjo, pasportavau, vandenuko pakankamai išgėriau, kalorijų deficito neviršinau, nesąmonių nevalgiau, tai viskas puikiai. Tai va, tai tiek trumpai pasidalinau, kaip čia man šiandieną sekėsi ir noriu šitą vlogą jau užbaigti ir atsisveikinti iki rytojaus.